tos naujai įstatytos duris kaip ir užsimaskavusios. Ir kiekvieną kartą atidaryti, norint, tai reikia kišti pirštus į tarpą ir kažkaip atverti tas dureles. Taip, kaip prieš keletą serijų buvau rodęs, buvo atrasta sena klemka. Taip liaudėje vadinama. Nežinau, kaip jinai dar naujoviškai vadinasi, bet aš ją vadinsiu senoviškai klemka. Tai va, visai netikėtai ir buvau rodęs, kad čia yra toksai nurūdijęs galiukas. Galvojau aš jį kažkaip tai pagydyti, turiu omeny kažką davirinti, bet ir vienas ir kitas draugas apsilankė, sako, nu kam tai, sako, visai kitaip ir atrodęs. O čia tikrai yra tų varžtelių, vietų varžteliams ir čia irgi ne kažkokį didžiulį svorį traukyti ir tikrai jinai turės, manau, kad atlaikys. Tai va, pradėjau gręžioti skylę, prasigręžiau skylę, nežinau, ar jinai čia dar gera, dar prie to darbuojasi. Ir prieš uždedant iš vidaus svirtį, kuri, kaip sakant, laikys, nes principas labai paprastas. Paimi paspaudė su nykščiu ir iš vidaus pasikelia svirtis ir taip atsidaro duris. Tai va, kaip sakiau, prasigręžiau, dabar tokio tūpčiojimo, matavimo, žiūrėjimo bus, bet manau, kad neužilgo pamatysit, kaip atrodys galutinis rezultatas. Na ką, štai ir pagaminta klemka ir viskas iš antrinių žaliavų. Na, be abejo surasta klemka iš vienur. Čia vienas gelažgalis nuo kampainio nupjauta. Čia nuo senų latakų laikiklis toksai. Na, rankenėlė, tai kas atpažins iš senų darbo stalų stalčių. Rašomojų stalų stalčių. Tie patys medvaršiai irgi panaudoti. Čia irgi nuo senųjų langų užrakto sistema pritaikyta tokia. Ir ką, labai viskas puikiai šast ir duris stovi uždarytas. Na ką, grožis. Viskas integravosi į bendrą paveikslą, manau, kad puikiai. Ir seną rankeną šalia senų vyrių. Ko nesidžiaugti. Šiek tiek pasilsėjus ir jausdamas palengvą atsigavimą kūne ir žinodamas, kad vėl neužilgo bus talka, galvoju, padarysiu paruošiamosius darbus. O paruošiamieji darbai yra tai, kad buvau rodęs, kad ankstesnėse serijose statramstį bedarant ir įkalus truputį mažesnę skylę negu reikia vyrio laikikliui, jis pradėjo plėšti šitą balkį. Maščiau. Tų balkių rezervų nėra, kaip sakant, prūdai. Todėl buvo priejau išvados, kad aš nupjausiu iki skilimo pabaigos, tada darysiu labai panašią jungtį, kaip čia, išpjovą padarysiu ir tą apatinę dalį pridėsiu balkigaliu ir suseksiu jį, o dar plus prie ten tolumoje esančio statramščio irgi per ilgasregį susikabins ir tikrai tas vartų dureles arba vartus manau, kad atlaikys šitą vieną varčią, jeigu galima sakyti. O kad išvengti šito varianto, kad vėl neskilto, priejau idėjos. Dėl to, kad čia
tas laikiklis yra konusinis, toksai kaip, kad įsikaltų, bet ir tuo pačiu plešintis. Kad išvengti, vėl sakau, tokio plėšimo, kad nebūtų, tai pirmiausia, aš prasigręšiu kiaurai ir kažkiek pripjovęs šitą laikiklio tą konusą, privirinsiu ilgasregį ir kitoj pusėj ant varžtų, ant veržlių ir prikabinsiu. Manau, kad turėtų tas variantas laikyti. Be abejo, pamatysit, kaip tai atrodo vėliau. Visai neblogas pavakarojimas. Pagaliau, kaip ir matėte, kad buvo nupjauti tie galiukai, konusiukai, kurie kaip ir buvo ta priežastis, kuri plėšė balkį, statramstį. Tai va, buvo surastas vėlgi ilgasregio aprūdyjęs visai likutis. Na, nenorėjau paprasčiausiai ilgo paimti ir supjaustyti, o žiūriu, kad man pagal ilgį pilnai pakanka. Ką, patikrinau, srėgį tai veikia, o daugiau ką, kad truputį kažkada buvo žolėse pamirštas ir po to vėliau rastas ir tai nieko nepadarė. Kaip sakant, čia, kad truputį parodijo. Kaip matėt ir su ta pačia klemka. Dešimtmečius prabuvo žemėje ir kuo puikiausiai duryse dabar tarnauja. Tai va, niuansas toksai, kurį norėčiau pasidalinti, gal kažkam pravers, bet mano pamoka buvo, aš virinimo jokių pamokų nesu gavęs. Karts nuo kartą kokį tai trupinį, tai vienoje, tai kitoj situacijai kažkokį patarimą gaudavau, bet be abejo tai neapriepia visų situacijų. Ir vat, kai buvo mano pamoka, kada sklepo langelio vyrius irgi dėjau, tai vienas labai svarbus niuansas. Kada du skirtingus gabaliukus pridedi, nereikia juos tiesiog, vat, kaip pavyzdį paimsiu šitą varžtą ir tiesiog suglausti ir virinti aplinkui. O jugi vidurys, tai jugi negauna, kaip sakant, galimybės susivirinti tie metalai, susilydyti tarpusavį, nes jugi virinimas ir yra tas metalų sulydimas tarpusavyje, sukeliant labai aukštą temperatūrą. Tai, kaip sakiau, truputį padarant šitą tarpelį ir pradedi kaip įmanomas giliau, na, mano atveju aš su kempuku tokiu, ačiū Pauliui už padovanojimą, jis tikrai čia daug tarnauja ir tai va, jis su to vėla kiši kempuko vėlą gilyn, kaip įmanoma pradedi prikabini. Be abejo, reikia tada vos tik prikabinus nepulti iš karto virinti iki galo, bet prasižiūrėti, kad būtų ir geometrija teisinga visais kampais.
Ta prasme, kad nebūtų kreivai, nes vis tiek reikės po to tiesiai per balkį pragręžti. Tai va, prisivirinę, pasiėmė kampinį šlifuoklį, bulgarkę, nusilyginę tą perteklinį šlaką ir metalą. Ir ką, dabar kaip ir, sakyčiau, laikikliai paruošti, dabar beliks tik tais, kaip su Laurynu pradėjom prie vartų darbuotis. Šį vakarą atvažiuoja vėl Laurynas. Ir dar bus daugiau svečių, bet apie tai, aišku, šiek tiek vėliau. Tai su Laurynu ir turbūt pabaigsim vartų statymą. Taigi, prašau, vaizdas iš vidaus. Be abejo, apdailos trūkumai dar šviečia. Tai, kad slenkstis kažkada atsiras, viršduris, bet, nu kaip nesidžiaugti. Paklaustumėt, kodėl ta vadinama zetkės nevienodai. Tuoj paaiškinsiu. Ir širdis dainuoja. Tai, dabar paaiškinsiu, kodėl. Nes atitinkamai ir vyriai matosi vienoj pusėje žemiau, dėl to, kad patys laikikliai buvo nekeisti ir statramstyje liko, o kaip rodžiau, tas statramstis turėjo būti suruoštas naujai ir čia dėl tų techninių niuansų reikėjo laikiklį padaryti aukščiau ir atitinkamai turėjo šitas vyris būti aukšteliau. Viskas. Kolegos atvarė Mantas ir Laurynas. Kibom, darom ir dar darysim ir be abejo bus pafilmuota daugiau. O dabar džiaugsmas toks, kad, nu kaip nesidžiaugti naujais vartais. Kas po manęs čia gyvens, jei prižiūrės, manau, kad taipogi 100 metų atlaikys, kaip ir tie vyriai atlaikė. Ir niuansai be abejo, čia kaip esu rodęs anksčiau, kad reikėjo vėlgi dėti vamzdelius, kad stamantriai neklibėtų šitie vyriai, bet varstosi kuo puikiausiai. Liko tik apdaila ir sakau, smulkmenos visokios. Taipogi vėlgi iš gelžgalių pasidariau daug šaibų, nes tie, kaip sakiau, parduotuviniai varžtai yra per trumpo sriegio ir tam, kad veržlė pasiektų sriegį ir prisitrauktų, nori, nenori, turi prištabeliuoti tų šaibų užtektinai. Tai va taip, gražiai ir vėl lapelį tokį reikia prilenkti. Čia, sakau, tokie niuansai, bet kaip buvau pasakojęs ne vieną kartą, kad ta siena propelerinė, o kaip ir buvau vėlgi pasakojęs, kad su Laurynu čia mes tūpčiojom, mąstėm, kad, negalim daryti ant tokios propelerinės sienos, nes, vartai vėlgi tada stovės persikryžiavę ir todėl buvom priversti viską daryti, tai turiu omeny statramsčius balkių statyti pagal gulščiuką ir kad būtent susivertų viskas kuo puikiausiai ir būtų lygiai apačioj, lygiai viršui. O kaip ir dar kartą, jau kartojasi daugybę kartų, bet gal tas kartojimas jis yra paprasčiausiai iš to jaudulio ir džiaugsmo. kad tokie atrodo nedideli dalykai, bet jie iš tikrųjų yra labai dideli ir labai daug tų smulkių niuansų, kur reikia tūpčioti, galvoti ir, kaip sakant, ne pagal kažkokį tai parduotuvinį projektą, bet viskas situacijoje pagal kiekvienų niuansėlių iššūkius turi būtent surasti geriausią sprendimą. Ir su tokiu pagalbininku, su Laurynu, kuris čia, kiek kas ankstesnės serijas matėt. Ir tie patys oreiviai, kurių dar šiandien atvažiuoja daugiau ir be abejo pamatysit, ką mes toliau šioj serijai su jais nuveiksim. Daržinė yra pilna užkrauta dar nuo stogo darbų. Pilna viena sekcija lentų, kurios, niekam
daugiau tikusios apart Malkom. Ir be abejo, kad tai atima labai daug vietos, o vietos reikia. Reikia ją atlaisvinti. Ir ką? Privažiavo daug vyrų, draugų, oreivių, kurie nuolat čia atvyksta ir nuolat padaro gigantiškų darbų. Tai va, Marius ima nuo viršaus ir meta. Nerius su Luku kibo prie Zeimerio, užtikrinto tarybinio, galingo. Nesididžiuoju kažtais tarybiniais, bet tiesiog variklis yra geras. Ir va taip, kai tiek rankų darbai eina piškesiais, kai sakant. Ir kągi, išeinam pro naujus vartus į galą ir Robertas su Darium gražiai savo štabeliuoja į naują malkinę. Ir ką, bus šilta. Manau, kad ilgam, ne vienai žiemai, manau. Tai va toks visas savaitgalis ir dabar bus darimų ir galiausiai lauko tualetai, kurie tarnavo čia ne vienam ir ilgus dešimtmečius, bet kai aš atsikraušiau, jie kaip ir nebereikalingi. Todėl ta konstrukcija vis tiek norisi kažkaip panaudoti, o kam jie, kaip sakant, kitam, tai dabar pataps malkinė. Jo, kažkuriam tai laikui. Vakaras vėlus, bet vis tiek judėti reikia, nes ką, jugi šviesos. Galima truputį pasijungti ir vyručiai nenustojamai smulkina ir daržinė palengva švarėja. Labai gerai, rauktis pats tas. Tikiuosi, kad jas taip ir turi būt. Mes dabar tiesiai stovi. Tai čia reikia... Nerius, Laurynas, Marius, Mantas irgi dar buvo ir Robertas su Darium kibom ir įstatėm pagaliau duris, slankiojančias, kokias ir buvo užsvajotos šitoj senais sovietiniais laikais uždarytoj praėjimo angoj. Ir ką? Grožis. Grožis. Neišpasakyta, sakyčiau. Ir Darius su Robertu kibė prie, kaip rodžiau, malkų pjovimo ir tų nuo statybų lentų galiukai, likučiai visokie supjaunami ir jie šildys. Draugystė. Ką daro draugystė? Netgi prisiminiau Muhamedo Ali eilėraštį, jo dabar gal ne visai pažodžiui pacituosiu. Draugystė tai yra tai, ko mokykloje neišmokina, bet gyvenime tu gali ją pažinti. Draugystės niekad nenusipirksi, o ji brangesnė už auksą. Auksas tavęs nepaguos, neišklausys ir nepadės. Bet draugystė, ji verta didžiausios meilės. Manau, kad taip kažkaip panašiai Muhamedas Ali, geriausias visų laikų boksininkas, taip kalbėjo. Jis skirtai labai
įvairiais aspektais buvo filosofas ir įkvėpėjas ne vienai asmenybei. Bet draugų talka, daug rankų įkvėpia ir padaro didelių darbų, kurie, vienam savaime suprantama yra fiziškai sunku, o kartais jau ir neįmanoma. Ir džiugesys yra didžiulis, kada vėl su draugų pagalba vėl pajudėta, pasistumėta į priekį ir daržinės projektas jau eina galop. Dar, kaip sakiau, yra visokių galiukų likę, bet tie galiukai jau yra mažiau svarbus. O kada užsidaro nuo vėjų, nuo sniegų, tai jau yra geras dalykas. Šią saulėtą popietę įkvepiančių momentų noriu ir jums padėkoti už jūsų pridedamus nykščius, už jūsų parašomus komentarus, paremimą Contribui ir Patreon bei Revolut platformose. Sakau, dėkui ir iki sekančios serijos. Nu, vyrai, ką mąstot apie Vila Gladiolę? Namas va, sutvarkytas, stogas uždengtas, šiluma yra, šiltas vanduo, darbštuolis šeimininkas. Nu. Tai ko betrūksta? Nu gal kokios panios trūktų, dar gal atsirastų. Nu, kaip ir jau reikėtų jau. Vilai Gladioliai plačiai vartai praverti naujai šeimininkiai. O, tikrai pritarčiau šiai minčiai. Prašom. Čia, aišku, gal per šios vartus ir aš daugiau vaikščiočiau, bet yra prašmatnesnės duris, pro kurias tikrai galėtų ponė tokia. Įžengti? Įžengti. Gal skelbimas, gal neskelbimas, gal prisiminėm seną laidą Ūkininkas ieško žmonos. Bet pritarsiu kolegoms, kad turbūt, kad laikas kažką tai, kaip ir ne vienas žiūrovų tai pastebėjo. Tai va, čia toks buvo postscriptum prie šio serijos epizodo. Taginkit, siūskit invitationus į Facebooką. Laukiame.